Džiaugiamės, kad abu vyrai pasijungė pas mus. Planavom ir, sakykime, tai prašėme jau anksčiau, kad klubas surastų galimybę, kad šitie vyrai pasijungtų, nes matėm, kad trūksta žmonių, o kažką dapirkti iš šalies neleidžia galimybės. Ir vis tik tai geriau vėliau negu niekad. Ir džiaugiamės, kad vakar pirmą kartą vyrai dalyvavo pas mus. Ir tikimės, kad jie greitai įsijungs komandą. Dirbame su jais papildomai, susipažįstant su deriniais mūsų ir bendrai su tuo, ką mes darome gynyboje, ką mes išvis apie mūsų filosofiją. Ir man atrodo, vyrukai pas mus žaidė yra ir krepšinėje išprusę visą tą perpras greitai. Ir artimoji ateity duos mums naudos. Draugiškai priėmė. Viskas gerai. Nemušė dar. Dar galva Jonas ir pamuš sakė, bet kol kas dar nemušė. Iš pradžių vadovas pasakė ir nežinau, sakė, davė visi spręs, bet manau, kad čia ilgų dėrybų negalėjo būti, nes vis tiek nuo vaikystės augi tam, kad Žalgiris žaistų. Kaip svajonė pildės. Labai sunku pasakyti, ką nors. Jūs supraskit, kad tai nėra taip, kai atėjo tie du jauni vyrai ir išėjo apžaisti Barceloną. Jie mums svarbus yra kaip komandos nariai, kaip žaidėjai, kurie stengiasi kelti savo meistriškumą ir kuo galima greičiau pasiekti tą lygį, tuo labiau, kad galimybės kiekvienas savo padėtį turi tikrai geras. Tai yra viena iš grupės favoričių ir nėra ką čia kalbėti, kad ant popieriaus tai yra komanda, kuri ir pretenduoja būti vienoje iš pirmaujančių vietų grupėje. Bet, na, sakykime taip, tai yra ant popieriaus ir mes žaisdami Lietuvos pirmenybę už kai kurias komandas būname žymiai stipresni ant popieriaus, bet susiduriam su kai kuriais sunkumais. Tokių sunkumų mes planuojam padaryti ir Barcelonai, tuo labiau žaidžiam namie savo haliai ir turim būti pasitikinti savim ir agresyvūs. Ir ne kad Barcelona mums primestų savo žaidimą, o mes priverstumėm juos žaisti taip, kaip mums norėtųsi. No. I was not thinking about leaving. The trip was only because of my wife's condition. So, that's the only reason that I left. I wanted to be back sooner. I only wanted to leave for maybe like 2 days and come back, but, things didn't work out that way. So, I had to stay for longer. Well, I've been expecting us to get a win every week now, in EuroLeague, but so far it hasn't happened, and hopefully Thursday will be the first day that we can get a win. Barcelona is a very strong team, one of the best teams in our group right now, so we definitely have to come out and play hard and play very intense to get the win. Sunku ką nors pasakyti apie Vardos trūkumą, nes jisai Eurolygai mums praktiškai nepadėjo. Jisai rungtynėse pirmose su Panathinaikos komanda gavo traumą ir paskui nežaidė. Ir aš nežinau net ką pasakyti, ar tai mums labai didelis netekimas, ar kas, nes jisai tikrai padėjo tik tai keletą minučių, po kurių gavo traumą ir nebežaidė. Ir rungtynėse su Nancy buvo truputį išėjęs, bet po tų kelių savaičių, kurias praleido, ir be abejo nesijautė gerai. Be abejo, jisai mums buvo padėjęs Lietuvos pirmenybėse ir Baltijos lygai, kur irgi reikia laimėti. Ir tai mes pripažįstam, bet kaip Eurolygos rungtynėse tokios jo pagalbos fiziškai nebuvo.